rizikuoja Sarniūnas, Šiauliai išsaugo kamuolį. Ženkliai geriau sekmadienio vakarą sekėsi Šiaulių krepšininkams, kurie Lietuvos krepšinio lygoje po įspūdingų rungtynių 107-90 įveikė šią savaitę į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą prasibrovusius Vilniaus Ryto krepšininkus. Visų rungtynių metu lyderių poziciją išlaikė šiauliečiai, vertėsi be 3 traumas patyrusių bei 1 sergančio žaidėjo. Juos į priekį vedė geriausias karjeros rungtynes sužaidęs Cedrikas Hendersonas, kuris pelnė net 40 taškų bei uždirbo 43 naudingumo balus. Komandos treneris Darius Songaila džiaugiasi, kad 8 žaidę auklėtiniai sugebėjo išpildyti komandos planą. Aš net nepastebėjau, kad jisai turi ten tos 38 iki paskutinių 2 tų baudos metimų. Smagu už jį, taip asmeniškai džiaugiuosi, bet man smagiau už komandą. Kartais labai daug iš jų reikalauju, bet šiandien tie reikalavimai pasiteisino. Puikų sezoną Lietuvos krepšinio lygoje žaidžiantis Šiaulių klubas nutraukė net 16 iš eilės pralaimėjimų Rytui seriją. Šiauliai turnyro lentelėje pakilo į 3 poziciją ir turi tiek pat pergalių, kiek ir Klaipėdos Neptūno komanda – 14. Tuo metu varžovus sveikinęs Giedrius Žibėnas pažymėjo, komanda iki šiol nežino savo užduočių. Visiškai pelnyta Šiaulių pergalė, nusipelno 100% komanda šiandien. Panašu, kad buvo neparuošta, nepasiruošusi ir čia aišku yra trenerio atsakomybė, kaip ir visą laiką. Judam toliau, turim savaitę dabar dirbti ant šitų dalykų, kas už ką atsakingi, nes balandžio mėnesį panašu dar mes ne visi žinom, kas atsakingas už metimą iš po krepšio, kas atsakingas už metimą iš vidutinio nuotolio.